Taip. Aš dabar nufilmuot. Sveiki visiems, aišku. Sveiki visi. Čia spaudos rūmai, legendiniai spaudos rūmai, kur, ką žinom, čia radio centras, radio stotis, Baltijos televizija buvo, žurnalai. Nu, dabar atsisėsim, biškai pabendrausim, ar ne? Sėdėsim, pabendrausim. Svečiuose pas mus pirmas svečias ir pirma laida, tai Dominikas Paškevičius, labai įdomus žmogus ir dabar galbūt šiek tiek papasakos apie save, biografijos šiek tiek. Biografija paprasta, gimiau Šiauliuose, Lietuvoje ir tiesiog gyvenime va dabar užsiemu tuo savęs pažinimu, sąmoningumu. Sąmoningumo auginimu. Nu, kažkokio tai tokio konsultavimu, toksai, žinai, tiesiog bendravimu su žmonėm. Mano tikslas yra, kaip čia pasakyti, pakelti kokybę, pakelti apskritai visą, ką mes čia esam, ką mes čia turim, žmonės ir panašiai. Ir va taip, tavo biografija. Lankiau mokyklą Didžvarė gimnazijai Šiauliuose. Tada įstojau į universitetą, tarptautinę verslo mokyklą čia TVMs. Vilniuje. Taip. Ir mečiau tą TVMą. Atsibokė kiek? 3,5 kurso? 3 metus. 3 metus atsimokė. Ir liko pusmetis ir... Jo, ir mečiau. Ir mečiau, nes... Nu, tiesiog aš jau nuo pat pradžių mačiau, kad aš įstojau į nesąmonę, žinai, ir... Bet kažkokių teigiamų dalykų buvo, kažko išmok. Anglų kalbą patsinul, kaip sakant... Taip, anglų kalbą... Aš jau ganėtinai mane mokyklai buvo, žinai, stipri anglų kalba. Tai... Jo, nu... Kaip čia pasakyti? Žinai, kas buvo? Tiesiog tas visas socialinis gyvenims, susipažinau su labai įdomiais žmonėm. Tiesiog va tas vat... Bet kažko trūko, nebuvo to? Nevežė iš vis, žinai. Jokia nebuvo tokia, kad aš noriu tenais eiti, mane net tie mokslai domina, aš ėjau dėl to, kad pats turėjau inicijuoti, atsimeni, kaip sakiau, žinai, pats turėjau inicijuoti ir inicijavau dėl spaudimo, nes reikia tau stoti, nes reikia stoti visi stoti po mokyklą. Tai bus spaudimas, kad reikia baigti aukštį. Jo, ne tik tėvų, aišku, gal ir tėvų kažkiek, bet šiaip ir tiesiog tu žiūri, visi stoji, visą tą aplinką, tai gaunas toks bendras, žinai, spaudimas, bendras visuomenės spaudimas, kad tau reikia mokytis. Ir būtinai baigti aukštį. Ir apie ką šiandien mėginsime kalbėti mes, kalbėsime apie tai, kalbėsime apie metafiziką, yra fizika, yra metafizika, tai kas tarp realybės yra arba ko nemokina, nei mokyklai, nei universitete, nei magistratūroj, mėginsime kalbėti apie tai. Oi, daug klausimų, mėginsim, nežinau. Pabiškai ramiai. Po truputį jo, galų gale galima į dvi dalis skelti. Galim taip ir žvelgiam, kad po truputuką, aišku, taip mėtimis, parašyta, kad Mahabharata, pusdieviai, demonai, pandavai, kauravai, reiškias, apie tai galima šiek tiek pakalbėti, apie demonus, arba, kaip kalbėjom, kur demonas darė 1000 metų askezę, kad būtų nesunaikinamas. Ir galima... Su Mahabharata susipažinau, kai išvažiavau su jogais gyventi. Ten buvo Bhagavad Gita ir Mahabharatos pasakojams apie Ardžuną ir Krišną ir jų kovą. Ir Ardžunos kovą su savo šeimyna, galim sakyti. Taip. Ir tiesiog aš visai tą žiūriu toks kaip alegorinis pasakojams. Man apskritai visi šventraščiai ir tiek Biblija, tiek Bhagavad Gita, Upanešadas, man jie visi yra... Ir Korans tam pačiam. Man jie yra visi astrologiniai dangaus kūnų ir žmogaus, sakykime, kažkokios tai struktūros ir tos struktūros santykis su žeme, alegorijom, visokiais palyginimais, tas visas vidinės tavo proto kovas, Ardžuna prieš šeimą. Tai tenais yra, realiai tavo, kas vyksta tavo viduj, ten viskas yra taip. Mikro ir makro kosmosas. Taip, mikro ir makro kosmosas. Kur atsispindi dalykai, bet pavyzdžiui, aš
esu tinginys ir aš neskaičiau, aš turiu tą Bhagavad Gita, bet buvo puikus serialas ir rusų vertimas. Žiūrėjau, tai puikiai padarytas, indusai padarė, puikus efektai, bet va, kas mane nustebino, kad, nežinau, ar tam serialė buvo, kad Ardžunas su savo šeima po mirties pateko į pragarą, o tas Duryodhanas, kur buvo įsikūnę demonai, pateko į rojų. Paskui tai pasakė, kad jie rojui buvo, kad sudeginti savo gerąją energiją, o paskui tie atkentėjo už nuodėmės ir, bet vat irgi, kiek yra sudėtinga. Aš supratau, asmeniškai, apie tas Bhagavad Gitas, galima sakyti, apie čia kaip mitai, nežinau, kaip ta Biblija, yragi mitai, panašiai, kad ne visą laiką gėris yra gerai, aš supratau, kad pusdieviai ir dievai irgi klysta, ir demonas gali būti toksai, kuris laikosi žodžio, kuris daro tokią askezę, 1000 metų meldžiasi, daro galingą askezę, kur kiti pusdieviai net negali padaryti, o demonas padaro. Taip, aš apskritai žiūriu visą gyvenimą, kad mes viduj, nebūtinai tai susiję gal su šiuo antraščiais, čia tiesiog aš į visus tos dalykus žiūriu kaip į mokymosi kažkokią tai įrankį, susipažinims, aš čia pasižiūriu, tada kažkokią tai savo išvadą darau iš savo patirties, ką aš turiu, ar man surezonuoja, ar aš tą viduj jaučiu, ar nejaučiu, ir viskas yra apie tą do the right thing. Kaip čia pasakyti? Iki pasirinkimas, ar kiekvienam savo religija. Viena religija yra jaunesnė, tai galbūt žmogus pragyveno, kaip mes kalbėjome, kad žmogus gyvena, pagal vieną iš teorijų, apie 10 000 metų. 10 000 kartų reinkarnuojasi šitoje žemėje. Tai vienas pragyveno 2000 metų, jisai pasiima vieną religija, praeina tam tikras laikas kitą, nes man patiko tokia frazė, kad sakykime, kad visi žmonės yra mango, tiesiog vienas yra žalias, o kitas yra subrendęs. Tai galim tai pasakyti. Ir anksčiau ir vėliau vis tiek žmogus turės subręsti. Anksčiau ar vėliau į tą sąmoningumo kelią jis turės įlysti. Kaip ir su sportu, kuo anksčiau, to geriau. Žinai, aš tai taip dažnai mėgstu sakyti, kad neįmanoma būti nekely. Tiesiog tu gal nežinai, kad esi kely, žinai, ir anksčiau ir vėliau tave gyvenimas vis tiek taip jis į tave prispaus, taip jis tai tave tiesiog tave įspausi tokią situaciją, kad tu nenorom kažkaip turėsi taip susipurtyti ir sakyti, kas čia vyksta, kas čia yra, žinai, kodėl čia visas tas vyksta. Atsipūst, kažkaip jisai vis tiek tas gyvenimas, jisai naudodams kančią, labai dažnai kančią naudodams, jis tave privers visai, kaip kartais su šaltu vandeniu, žinai, tave atsibusk. Nes tik per skausmą, arba tik per kokias netiktis, arba per kažkokį tai askezę mes gauname, susimastume. Jeigu žmogui viskas gerai, jis neserga, nieks neskauda, maistelio yra, ir mano asmeniškai buvo tokie irgi pabudimai didžiausia, kada priveršia, kada neturi ką valgyti, kada susimastai, sustoji. Nes, aišku, būtų smagu, kad visi sąmoningai gyventume. Bet atrodo, kas sąmoningų, galima apie priklausomybės pakalbėti. Jeigu žmogus rūko, geria, keikiasi, vartoja mėsą, sakykime, netgi be mėsos, čia tokia skaudi tema, bet sakykime, jisai vartoja alkoholį, vartoja narkotikus, vartoja cukrų, saldumynus valgo, reiškės, jo sąmonė yra aptemdyta, reiškės, darbas, grįžimas, alkoholis, alutis, cigariukas. Ir vėl, ir tas ratas sukasi rutina. Kaip jam atsibust? Kaip jam atsibust? Kaip mes prieš tai atsakėm, jį visų pirma privers atsibust, bet tas, kai tave priverč susimastyti, tu pradedi kelti klausimus. Man apskritai tai buvo, kad man tiesiog keistai atrodė, kad mes labai lengvai galim ant cigarečių užrašyti rūkimas žudo ir toliau tai pardavinėti, jokios atsakomybės, tu žinai, kad žuda, čia tavo yra reikalas. Bet kodėl apskritai pasiūlymų spektre tai yra, žinai, tai tiesiog skatin. Ir tu kai pamatai tą visą tokią neteisybę, pamatai tą alkoholį, pamatai kaip žmonės elgiasi ant alkoholio, kaip kokius demonus iššauki, tie visi dalykai, tu kažkaip pradedi, žiūrėt, pradedi klausinėti klausimų, kodėl čia iš viso yra taip, kas čia yra. Jeigu keikia, kodėl neuždraus, taigi yra problemų. Sako, kad mokami mokesčiai, tai mokami mokesčiai iš tabako, iš alkoholio, kiek yra išleidžiama, kiek griaunama šeimų visą kitą, vaikų namai, kiek tai kainuoja, lygos. Čia realiai mes visada daisim iki tokios temos, kad šitai sistemai
nes čia yra sistema, tarkim, yra gamta, ne? Ir ant tos gamtos yra apvilkts kaip apvalkals, va šita sintetinė sistema. Labai gerai pasakyta sintetinė. Sin yra nuodėmė. Nuodėmė, jo. Taip, ir ta sintetika su tuo susijus kažkaip tai, ne? Jo. Ir tas, kas apvilkta, jisai per va tuos cukrus, jisai žino, kad narkotikas yra. Taip, narkotikas. Redbuliai visokie, sintetiniai, ne? Bet kas sintetika? Mūsų net rūbai, irgi nėra iš lino, nėra iš tenais. Tu turi visiškai gyventi, esi įspaust tiesiog į tokius pastus, žinai, ir darai, bent jau aš tengiuosi daryti, žingsnius, kiek aš galiu, kiek aš nesiparinu dabar, kad man dabar tas rūps nėra ten toksai, žinai, tiesiog aš einu gyvenu, tiesiog. Nes neįmanoma, kaip iš karto. Neįmanoma, neįmanoma, bet kur aš žiūriu, ką įmanoma, aš žiūriu, kad aš galiu dėti burną sąmoningiau, ne, aš galiu nekišti savęs kažkokį kitą nuodą, aš galiu tenais sportuoti, ne, galiu, jaketę aš įlenda, ne, galiu jaketę bandyti lįsti, aš žiūriu per kitus galus, man pateisinti, darai man. Akite įlendi, reiškia, tai grūdimas į savęs, nevartoja, atsiriboju nuo ten, sakykime, nuo alaus, nuo alkoholio, nuo cigarečių. Ir tas sąmoningumas, žmogus jau yra blaivesnis ir savo negali pakilti ir kažkas suprasti, kas vyksta aplinkui. Kaip tau bus? Tai tu paklausk savęs, gal tau iš vis net nereikia. A tu nori? Ko tu nori? Žinai, gal tau laikas yra atkentėti ir tu turi šitam gyvenime tiesiog taip prasitūsinti, pajusti tos tipo žemiškus malonumus. Taip, tu tiesiog savęs, tau nebūtina, tau nėra čia tau gyvenims spaudž, bet tu tiesiog čia tavo yra asmeninis reikalas, ar tu to nori iš vis. Aš norėjau, pavyzdžiui, norėjau sveikatos, man buvo įdomu, nes aš iš karto čia nusileidęs jaučiausi nelaisvas. Bet tai pas tavę mokykloje tu jautėjai, kad kažkaip taip žiūrėjai pasaulį giliau, ta prasme, kad jau jautėjai, kad... Mane tik tais matydavo gal tokį tusovčiką toksai, aš tiesiog jausdavau toksai savim pasitikintis gan, bet viduje nebuvo to. Aš tik tais atrodydavau gal žmonėm toksai. Kad tu duotai vakarėlio, o vidėje buvo susimastymas. Nes mes kalbėjome, kad tas gyvenimo kelias ar koks, kad septynetas. O septynetas yra paieška, askezės, į save ir jau kaip tas žmogus turi filosofinių kažkokių tokių, nežinau, galių arba noro, intencijų judėti į priekį, gilintis, žiūrėti giliau. Svarbu pakelti tuos klausimus, kas tu esi, kur tu esi, ką tu čia veiki, į kokią visą to esmė. Aš tos 4 klausimus užduodu bet kokia žmogaus. Jo, teisingai. Ir man toksai epizodas yra, reiškia, multikas vaikystėje buvo mano toksai, nežinau, ar tu atsimeni, kad, reiškia, rodo miško gyventojai, ten ežiukai ir panašiai, ir jie gyvena miške, gamtoj, atvažiuoja chebra ar įmonė, reiškia, pasirašusiai sutartį, iškerta mišką, ir pripučia jiem tą tokį gražų sintetinį, kaip balionas. Pripučia ir grybukai, medžiai, viskas, ir jie, wow, faina, ateina, reiškia, mėgina tą grybą atsikasti ir sprogsta tas pasaulis. Ir mes tokie. Greitai čia nebeturėsim nei medžių, nei nieko, viską atiduodam. Viską atiduodam. Bet labai, matai kokia tokia kontrastas, labai einam už tą žalę, labai čia kovojam, prieš maišelius kovojam, tvarumas, sustain, čia yra kaip užšaldyti, žinai, pats žodis toksai, žinai, kaip užšaldyti, sustingdinti, žinai, ir mes čia tvarums, bet mes tiesiog vežam miškus, vežam lauk, kertam parkus, ne parkus, čia remontuojam. Dėl tvarumo tai įdomi, aš pasižiūrėjau dabar, jeigu į registro centrą, internete apie įmonę yra tvarumo indeksas ir man toksai susidaro įspūdis, kad labiau šiandien dėl akių yra daroma. Vienais dalykais tvarumas, o kitais yra visiškai kvailystė. Taip. Čia vėl žmonės turi klausimus kelti, kodėl, bet jie kažkaip nepastebi, jie kažkaip įsijautė į tą iliuziją, jie yra. Ir tų iliuzijų, žinai, jie toliau veik net nesusimąsta, ką jie daro, žinai. Jie įėjo į rutiną ir dabar irgi žmonės man stebina socialiniuose tinkluose ir tas toksai puolimas, sakoma, kad vienoje valstybėje yra viena nuomonė, aš matau, kad ir Lietuvoje yra, kad negalima turėti kitų nuomonių. Ir jeigu remtis į tai, kad dabar yra Kali Juga, o Kali Juga yra melo ir apgavystės amžius. Tai kaip tu gali tikėtis iš spaudos,
sulaukti tiesos arba per televiziją. Jeigu tu nori sužinoti tiesą, tai tu turi išjungti televizorių, turi nejungti Delfi, nes tu tiesiog... Matai, aš į Kalį Jugą, va čia mums irgi tie patys šventraščiai sako, kad mes jau Kalį Jugui, bet aš taip žiūriu ir aš taip gal norėčiau tikėti, kad mes jau kaip ir lipom, o dabar labai nesenai jau mes išlipom ir dabar tasai vykst iš inercijos. Žinai, kaip didelis sunkus kažkoks tai tas traukinys važiavo, ne? Ir dabar tą Kalį Jugą baigęs, bet jis dar važiuoja, dar čiučiut, dabar jam reikia išsibuodyti, kaip čia pasakyti, net nežinau, sustoti iš tos didelės inercijos ir dar yra to melo, bet mes jau esam viskas, tiesoj. Mes jau dabar, žmonės yra tokie, kad jau mes dabar nebegalim viens kitam pameluoti, mes jaučiam. Anksčiau tai galėdavai pudrinti smegenį žmogui ir visiškai, dabar jau viskas. Aš todėl pertrauksiu, buvo 12 metai, sakykime, aš kažkur mes kalbėjome apie 10-12 metų ir labai daug ką yra taip, kad ten mečiau alkoholį, rūkyti, aišku, rūkyti vėl pradėjau, reikia mest, sakykime, nuo mėsos perėjom prie žuvies ir panašiai. Toks dalykas ir jau 12 metais buvo kalbėta, kad tai jau tuoj bus. Mes pereiname į kitą lygį, į kitą visatą, į kitą laiką. Kokia tavo nuomonė, aš pasakysiu savo, sakykime, kiek aš domėjausi. Žmogaus gyvybė tiek yra maža, mes netgi iki 100 metų negyvenam. Sakiau, seniau žmonės gyvendavo iki 130, dar anksčiau, galbūt iki 300 metų, sakykime, arba yra visatos, kur gyvena 1000 ir 10 000 aukštesnių. Ir mūsų gyvenimas tiek yra trumpas, o tie procesai yra tiek ilgi, kad jeigu netgi tas perėjimas, galbūt tas perėjimas gali trūkti 1000 metų. Ir mes, o mes 100 negyvenam. Bet pastebėjai, kad dabar, pavyzdžiui, laiks yra labai sugreitintas. Taip, laikas sugreitėjęs. Mašinos greičiau važiuoja, internetas greitesnis, viskas greitėja. Ir, pavyzdžiui, dabar tam tokiam dvasiniam principe irgi viskas yra labai sugreitėję ir tavo evoliucija yra sugreitėjus ir žmonės dabar mano viena mokytoja tokia labai fainai pasakė, kad netgi dabar 30 metų žmogus, jisai atrodo kaip 20. Žinai, kur anksčiau 30 jau atrodė kaip čiut ne 50, jau vyrių su barda, žinai, o dabar mes tokie jaunučiai pasidarėm. Ir taip gaunas, kad biški mūsų gal ilgin, priklauso dar nuo to, ką tu mastai, ką tu dedi į savo galvą, ką tu dedi į savo kūną ir panašiai. Tavo pasakymą, tai patvirtintis dalykas, aš pagalvoju, mes kalbėjome, kad labai, netgi tas karantinas, jis daug davė gero to, pažiūrėk, kiek žmonių metė žalingus įpročius, susimastė, nes jie judėjo kaip tas graužikas tam rate, o čia rasė sustojo, apsidairė, tipo, blemba, kas vyksta. Kaip tas filmukas Rilsas yra, kur chamiakas graužia, nustojo ir susimasto, o kita šalia toliau graužia. Sustojo, kiek žmonių metė rūkyti, metė žalingus įpročius, metė alkoholį, susimastė. Tai va čia įrodėms, kad mes jau einam iš Kalį Jugos. Į tą jau kažkokią aukštesnę biškį sąmonę. Mes jau susimastom, kad negali savo gyvenimą remti ant to, kad tu kažkam kenki. Kažkokius verslus darant, tu kenki gamtai, tu kenki tam. Labai daug žmonių, aš dažnai taip pamastau, kad mums bando sukurti iliuziją, kad mūsų tokių mąstančių yra labai mažai. Iš tikrųjų, aš manau, kad mūsų yra gan daug, tik tai žmonės yra išsigandę, nes per televizorių tai visur tai visai kita šneka, ne? Taip. Bet jų, tas, kas televizoriui, jų yra mažas procentas, ne? Taip. Bet žmonės tiesiog yra įbauginti ir jiems sukurta yra iliuzija, kad bijo pasisakyti. Ką pagalvos, pasakys išprotėję, dar kažkas. Taip. O mes čia kalbėjome apie išprotėjimą, kad kaip yra, kad ir kaip suprasti, žmogus turi tom domėtis. Reikia būti meno istoriku arba domėtis, kad suprasti meno kūrinį. Reikia mokytis kinų kalbą ilgiau, kelis metus, kad suprast, kas yra parašyta. Taip ir dvasiniais dalykais, dvasiniu pasauliu reikia domėtis. Metai iš metų daugybė informacijos, perskaityta, peržiūrėta filmų ir po truputuką sudarai tą vaizdą. Su dvasiniu dar, žinai, yra reikals, kad taip, tu domiesi išoriai, bet galų gale tu vis tiek daeisi iki to, kad tai yra ribota. Ir žinai, tu
ribota tiesiog yra. Ir tu galų galę turi būsi priversta atsisėsti pauzai su savim tyloj. Taip. Žinai, ir nu čia nori, nenori. Nu jo, ir, sakykime, pasisemti iš meditacijos, iš vidaus, prisijungti prie kitokių, sakykime, šaltinių. Bet netgi, jeigu banaliai besidomint dvasiniais dalykais, religijom, istorija, tugi atsirinki, kas atsišaukia viduje, pasiklauso savo vidaus, pasižiūri apie ten vieną religiją, apie kitą religiją, apie religijų istoriją, apie ten vaišnavus, apie ten katalikybę, kitą, apie, pavyzdžiui, sakykime, santykius irgi, apie ten musulmonus. Ir po truputuką mėgini sujungti tą puzlę, tą vaizdą, kaip yra. Taip, teisingai. Kaip yra toliau, kaip sakant. Nu tai vat aš negaliu pasakyti, kad aš religingas, aš tiesiog savo gal turiu filosofiją ir viskas, ir daug žmonių man sako, tu čia egoist, tu čia kažką, tu čia nesiremi jokią sistemą, bet visų pirma, iš to, ką aš žinau apie save, iš astrologinių ir human designą ir visokių numerologijų, aš net ir neturiu to daryti ir aš niekada to nedarysiu. O kam remti sistemą? Sistema dar yra sukurta, kažkas sukūrė sistemą. Tai būtent valdymo sistema. Aš pats savį žinau intenciją, kad aš broli noriu, kad fainai mums čia būtų visiems, ne? Kad mūsų gyvenimo kokybė pakiltų, kad mes fainiau, čia tiesiog mūsų egzistencija būtų lengvesnė ir nu, tiesiog. Ir viskas, ir aš ant to remiuos, čia mano pamats, kad tiesiog pagerinti tą visą būvį mūsų. Ir kodėl man reikia to? Aš puikiai jaučiuosi ir be jokios sistemos ir aš galiu viens būti. Visiškai, aš tiesiog nes aš tai žinau savį intenciją, kad man nėra intencija užmanipuliuoti, pritraukti, uždirbti pinigų. Jeigu čia man būtų tokias intencijas, tai aš jau čia būčiau prisikrovęs tų turtų. Bet aš paprastas esu čuvaks. Man visiškai ne tas mane domina. Kaip sistema patiko, kai pasakai per interviu apie Zengeistą, laiko dvasia, ar ne? Taip. Kur atnešė į mokyklą mokytojai, ar ne? Taip. Atnešiau į mokyklą mokytojai, savo mokytoją pasižiūrėjau. Per istorijos pamoką. Jo, per istorijos pamoką, sako, čia ne pagal programą. Jo. Ir viskas, tada man, čia yra programos. Jo, programa. Tu turi atitikti tam tikrą programą. Taip. Vadinasi, yra užduota programa. Ir tai vadinasi, tai kiek tu tų programų turi, nes buvo ne tik istorija, tai buvo geografija irgi. Taip. Tai vadinasi, ir netgi jie turėjo suabejoti. Tai ir istorija, ir geografija, ir ekonomika, ir fizika, ir biologija. Ir dar toksai pasakymas, angliškas, toks populiarus, tipo think out of the box. Tai viena vertus think out the box, o kita vertus tu laikykis tos programos, tos sistemos, kad tipo... Bet tik išėjęs iš mokyklos aš jau pradėjau to, gal ne tik išėjęs, bet mokyklos laikais jau aš tą Zeitgeist, nes man labai buvo, su pinigais mane aišku, aš nesuprasdavau, ko čia jie parina dėl tų pinigų, iš kur tie pinigų, bankai kažkaip atsispausdinkit to popieriaus, kas jums yra, žinai. Ir tiesiog, žinai, tas Zeitgeist movie atėjo ir man pirmą kartą atsakinėjai tuos klausimus, kurie man dabar šiuo momentu esminiai buvo. Kodėl karai, nieks negalėjo atsakyti, nieks nežino. Nes čia turi būti ekonomistas. Ekonomistas čia turi veikti aukštąjį, čia kitaip, čia tu nežinosi, čia. Baigtų, čia yra paprasta. Įmonė gamint pinigus, skolint valstybėms su palūkanom ir viskas, ir begalinė skola užsisukus. Ir kiekviena valstybė šitą nesąmonę darė. Nuėmė visus ANSA standartus, nieką nerėmė ir tiesiog... Tai mes esame skolingi. Kažkada begidu paskaičiuotą skolą, ten milžiniška suma išeina, kad kiekvienam Lietuvos gyventojui ir nėra tokios pasaulio šalies, ir Rusija skolinga, ir amerikonai skolingi, visi prasiskolinti. Skola tai vis tiek... Anam gale tas skolintojas yra. Tai kas tas skolintojas? Parodykit man tą skolintoją. Ir skolinimės daugiau, tai Jėzau, reikia skolintis ir bankrutuoti arba pagyventi. Tai man juokingai. Aš girdėdavau, žinai, verslus, kur daro žmonės, padaro verslą, išsikel tyčinį bankrotą ir jiem tipo nieko nereikia daryti. Pakeičia pavadinimą ir toliau. Tai, tai vien tokie vabairiai, tai rodo, kad čia kažkoks tai vėjas yra su ta sistema. Man įpadojo tokie du dalykai. Toksai buvo serialas, šalies nesakysiu, bet žodžiu, Banditskiai Peterburg. Ir ten, reiškias, mafiozas, banditas, aukšto ranko, antibiotikas, kalba su ten pakalikų parankiniu, reiškia šestiorka, ir kalba jie, sako, klausyk, sako, mūsų šalyje yra taip yra, galima vogti vagonais ir nieko nebus, o pavoksi dviratį ir sveikatą paliksi kalėjime. Dviratį pavoksi. Ir kitas pasakymas yra toksai apie varabėjai, kaip čia lietuviškai, žvirblis. Girdėta, reiškia, apie žvirblį istoriją. Sako, vienam tokia aktoriui sako, tu
būk kaip žvirblis. Aha. Sako, o kaip čia supras, kaip žvirblis? Sako, reiškės, ne kaip žvirblis šūdė, sako, o kodėl, kaip čia? Sako, nu va, šalta žiema, reiškės, žvirblis sušalo, o toj numirs, jam ant tiek šalta, didžiulis minusas ir eina ten kažkas, tai karvė, pašika, reiškės, ir šiltas mėšlas, jis į tą mėšlą, įkrenta, blemba, gera, šilta ir sėdi savo šilumoj sušyla, va, gerai gyvensiu, nemirsiu. Ir paskui pasidėjo, tipo, nu, reikia nusipurtyti. Ir pradėjo purtytis, reiškės, ir pamatė katinas ir surijo tą žvirblį. Tai reiškės yra toksai rusiškas posakis, sako, sėdzi į nišrykai, sėdzi v gavne į nišrykai. Tai reiškės, sėdėk šūdė ir, nu, nespardėk, būk sistemai, nes jeigu tu pradėsi spardėti, tave surijo. Iš tikrųjų, teisingai. Čia toksai, vat, nu. Čia geras palyginimas su mūsų šitą sistemą. Spardėsi tave patakuos, nes aš matau, kad žmonės bijo iškristi iš smėlio dėžės. Taip. Kaip mes sakėm, visi norim būti pamatyti, visi norim būti išgirsti ir nieks nenori būti atstums. Žmogus, žinai, socialinis gyvūnas toksai yra, jam reikia draugauti. Žmogui reikia bendravimo. Taip, bendravimą. Ir tu supranti, kaip esi įvarytis spastus. Tu matai, kad šitoj smėlio dėžėje neteisybė didžiulė vyksta, bet tu negali pasisakyti. Dėl to, kad tave atstums. Taip. Ir tu nei toj pusėje tu nori pasakyti, nes tau vidus šneka, čia nesąmonė yra, bet iš kitos pusės tave eik iš čia sakys, žinai. Ir tu įbauginsies. Nuo grato, ir aš apskritai, ką matau, kad tu turi turėti kitokių nuomonių, turi turėti vieną nuomonę. Taip yra, kaip masė masto ir kitaip nemastyk. Nes tave atstums ir tu būsi iš smėlio dėžės išmestas ir būsi vienišas. Taip, ir būsi vienišas ir atims viską, ką tik įmanoma, dar progresinsi, dar ant artimų užvažiuosi, kiek daug ginklų visokių jie turi. Ir svarbiausia, žinai, kaip viskas yra, viskas vyksta žmonių rankom. Taip. Žinai, visokie grasinimai ir viskas, taigi tu žmogau, taigi ką tu darai, žinai, nori to paplotę, ką tau praspakstėti pirštai, žinai, ką tu darai. Kaip tas yra įdomus dalykas, kiek keistas žmogus yra padaras ir tik tokia buvo trumpas video, kad galbūt sąmokslo teorija, nežinau, yra kažkokie tai užsakovai, yra vykdytojai ir vykdytojai ant tiek uoliai vykdo, reiškia tos planus, kad, planas yra toksai, jie viršyje. Ir aš galvoju, kad žmonės, sakykime, juos veda į kažkur tai į lagerį ir jie eina. Taip. Ir kalėjimo principas komparemtas, kad kalėjime yra pakankamai žmonių sukilti ir nuversti tos, sakykime, prižiūrėtojus. Aš visada taip patį pagalvoju, kai pamatau filmuose kalėjimą. Jie galėtų išeiti. Arba ten, sakykime, koncentracijos stovykla. Jų yra kur žymiai didesnis skaičius. Su koncentracijos stovykla, kur buvo klausimas. Man iš vis visada kildavo, kaip įmanoma užmanipuliuoti tokias didelės masės žmonių, kad jie tiesiog... Dabar būtų tas pats. Aš esu įsitikinęs. Taip, dabar tas pats ir yra. Tas pats ir yra. Tu matai tą video, kur dabar Romoje, Italijoje fašistai. Toksai Reelsas, kur ten jų, aš nežinau, kiek ten jų, belekiek. Ir jie ten atiduoda. Aš apakęs buvau dabar, 24 metais. Kiek aš domėjausi, irgi čia, kad šitie dalykai jie įgaus pagreitį. Ir tas nacionalizmas, ką ir mes dabar matome, kad jisai ir tom yra žaidžiama, kad žmonės išskirti, kad jie vienas kitą nekęstų, kaip ir Lietuvoje yra skaldyk ir valdyk, kaip ir Lietuvoje. Taigi viskas be jokių problemų nebūdavo. Ten tu rusas, tu ten dar kažkas, o dabar taip žmonės yra priešinami. Bet čia žinok, mes čia ir išsiskirs, kad ir kaip aš nenoriu to skaldymuose, aš visą laiką noriu eiti jungti, bet aš matau, kad išsiskiria tiesiog vieni žmonės gyvens toj durnystėj, toj, žinai, tam susiskaldime visiškam arba, juos tiesiog pabiškiai utilizuos, aš nežinau, visą tą tiesiog juos pašalins kažkaip. Ir lik žmonės, kurie nori vieni, kurie nori jungtis, kurie nori bendradarbiauti, kurie nebeskirstys savęs, kurie nebesiskaldys. O tiesiog dabar mes stebim tą procesą, kuris vienoj pusėje tokie, vienoj pusėje tokie. Bet čia sakykime, gerai, čia vienas scenarius. O gal scenarius toksai, kad žmonės labai tikisi, kad bus tas happy endas, ar kažkas gerės. O gal kokius 200 metų arba 100 metų tik tai blogės. Iki to... Nebežinau, kur blogėti.
Nes, nu kiek, sakykime, aš domėjausi, kad bus iki to, kad žmonių žodynas mažės, jų ūgis mažės ir jie bus kaip tie teletabiai, kaip, reiškia, sakys, liuliu, kaka ir vaikščios. Gal jie ir bus, žinok, aš tai nesiruošiu tokiu būti, gal jie ir bus, bet kol aš tai manau, va taip pat mano širdis sako, kad bus taip gerai bus, kad mums net neišeina įsivaizduoti, kaip gerai bus. Bet čia labai greitai. Aš manau, kad čia 5 metų bėgi čia mes pamatysim tokius didelius. Jau dabar aš matau, jau akivaizdu, man yra visa griūngi, vakarų sistema griūn, Europos Sąjunga griūn, NATO griūn. Ta Rusija, žmonės turi išsiblaivyti ir pamatyti, kad čia, ką tu jai padarysi? Ką čia jai tu padarysi? Jinai viską parodo, jinai visą parodo brudą, jinai viską. Aš sugirdėjęs, kad prieš apokalipsę bus tas aukso amžius kažkoks trumpas, netrumpas, kai bus tipo viskas, nušvis ir... Bet apokalipsė yra uždangų nuėmimas. Žinai, uždangų nuėmimas apokalipsė reiškia. Vadinasi, kaip ir kiekvienam filmėm pačią galą, ne pačią galą, tiesiog čia vyks kits epizodas, žinai, bet prieš perinant į kitą epizodą mums reikia pamatyti kulminaciją. Kas čia buvo, kas čia blogiečiai, kas čia vyka, ne? Kad mes galėtume toliau tęsti kažkokį. Tai dabar, aš grinai matau šitą situaciją, kad yra šits amžius, kad mes pamatytume. Aišku, žmonės kaip stručiai galva į smėlį, žinai, gali kišti, žinai, ir gali nematyti, bet aš matau, kad dauguma žmonių tas spaudims, ta nesąmonė, tos kaukės visur, tie visi skiepai, tie visi karai, blaiva vis dėlto tą visuomenę. Atsirado sąmoningesnių žmonių. Ir kaip pasakė, kad gal ir geri tą kalijugą žmogui yra sunku, nes tik per sunkumus žmonės tobulėja. Tai kitaip sakant, jie per tą sunkumą išeis tas augimas. Taip, čia kaip Biblijai sako 6 diena ir 6 diena aš sukūrė žmogų, ne? Taip yra. Tai aš manau, kad čia mes kaip ir 6 dienoj kūriams per ugnį, per temperatūrą, per spaudimą, kūriams tikras žmogus. Kad užaugtų tas žmogus. Kad normalus, mylintis, rūpestings, tiesiog tą tikrą žmogų, ne kažkokį gyvulį, ne žvėrį. Nes žinai, čia visuomenė yra, pirmuose 3 čakrose gyveni, žvėrėjai. Sakai, aš žvėris esu. Ne žvėris, tu broli esi. Kilk aukščiau, tu dvasia esi, tu sielas, tu sąmonės. Taip. Nes čia yra tik tai rūbas, kuris išnešios, bet aišku, kurį reikia saugoti. Aš nesaugoju saugimą, man reikia mokytis saugoti savo rūbą. Ir viskas savo laiko ateis. Vadinasi, tas tavo nesaugojims tau kažkokiu tai momentu padėjo ir kažko mokė. Kažką turi atrasti pliusą tame. Taip, kaip pamoka. Bet kokiam neigiamam dalykė, bet kokiam yra, kodėl tai nutink ir yra susitarims, kam tau to reikėjo. O dabar galima, vėl mes grįšime, sakykime, bet man įdomu tavo patarimų ir tavo nuomonės, mes irgi kalbėjom apie depresiją, panikos priepuolius, nes tu sportuoji, tu eini ją eketę, tai žiauriai nuima ir duoda tų endorfinų, gerai pasijusti, plus pas save nėra tų priklausomybių, kaip alkoholis, rūkalai, ta pati kava, jeigu dažnai vartoti irgi nieko neduoda, bet tu kažką dar galėtum papasakoti, reiškia, kaip, kokias dar priemonės. Vyram, disciplina, yra disciplina. Sportas, disciplina, tu turi kažkaip tvirtai jaustis, ta vyriška tokia energija, jinai vis tiek yra tokia konkreti, tvirta, aiški, tokia įžeminta, žinai, tu tvirtai stovi, tu nesiblaškai, žinai, ir yra įrankiai, tu pasirink, ko tu nori. Sporto salė, gerai, nenori kelnot geležių, eik pasivaikščiok. Žinai, nieks už tave nieko nepadarys. Depresija, man čia iš vis toksai depresija. Iš tikrųjų, aš manau, kad kažkokiu tai momentu tu turi nueiti depresiją, bet, kaip čia pasakyti, tas depresija, deep rest, matai koks žodis, gilus poilsis. Deep rest, teisingai, depress, gilus poilsis. Tau reikia galbūt gilaus poilsio, nes tu jau supranti, kad tu čia vaidmenį atlieki. Žinai, Jim Carrey's yra labai čia pasakęs su tuo, iš kur aš čia, Taip. Nes jisai sako, kad tavo avataras pavargst vaidinti, ir tada tavo ateintas depresija, deep rest. Ir aš su juo čia sutinku šitoj vietoj. Nes man pačiam buvo,
nu kažkokia čia nesąmonė, žinau, kad čia kažkaip tai ne taip, kažkas tai ne taip, nu tas, kas aš deduos, nėra taip, žinai, nes aš į mokyklai buvau vienoks, čia irgi buvo mano tokia asmeninė patirtis, mokyklai buvau vienoks, tada ateinu į universitetą, ir man dabar, nes aš mokyklai jau pagavau savo vardą, jau čia įsitaisiau, jau čia mane visi žino, čia ir man universitete dabar vėl per naują reikia. Ir aš galvoju, o ką man čia reikia įrodinėti, kodėl aš dabar aš visai kitoks, žinai, dabar visai kitaip yra. Ir vat tos tokios kaip dvi asmenybės, žinai, viena mokyklos tokia asmenybė, kita tokia universiteto asmenybė. Ir galvoju, nu čia nesąmonė, tada ir kyla ta visa depresija, tai kas čia iš viso yra? Aktoriai, žinai, net kažkokį tai aktorių išgirdau, kuris sako, suvaidinau tame filme. Ir tada susimaščiau, o tai šitam filme, kas tada koks aš vaidmuo esu, žinai. Tai kuris čia tas tikras? Žinai, ir tu va čia va tokie va visi dalykai ir tu turi, nu, išsigryninti, išsiieškoti ir... Kaip tas Jimas Carrey's sako, per vieną nominaciją įsiteikinėjo ir kaip, ir jis sako, Oskarų teikimas. Matei, kur tai pasako, aš esu 3 kartų apdovanotas Oskarų Jimas Carrey's. Ir kai aš ateinu namo, aš svajoju, kad aš vieną dieną būsiu 4 Oskaro laureatas. Jo. Mačiau šitą. Tai va, ta depresija, nu tai tu, bruoli, tu pats apsisprendi savo viduj, tu sėdi. Sportas, dirbsiu savimi. Grįžk į kūną, nes, pavyzdžiui, nu, va ta depresija, ne, ir tos visas panikos atakas, tai tu nesi kūne. Tu esi taip savo mintyse kažkokiam tai jausme susitapatinęs su to jausmu. Bet tau buvo panikos ataka, kad atrodo, kad bijai, kad kažkas numirs. Man vieną kartą tik tais yra gyvenime buvę, kai aš nemačiau išeičių iš situacijos. Ir tiesiog toks didelis spaudimas, bet aš tiesiog, man tiesiog galva, žiauriai skaudėjo galva, bet aš tiesiog kvėpavau. Tavo reikia paimoti, man reikia pasimokyti, aš niekad nesu net mėginęs. Tiesiog grįžti kūną, aš žinau, kad žmonės daug kas kab ore. Žinai, jie nėra kūne, jie pastovi savo mintyse, pastovi savo jausmuose, pastovi savo emocijose, jie susitapatinę su tuo, Aš stengiuosi žiūrėti viską taip, kaip žiūrovs. Žinai, kaip žiūrovs, kaip liudytojas. Kad aš turiu tokią emociją, aš nesu tą emociją, bet aš jaučiu emociją. Nu, atsiskirti nuo proto ir taip, atsiskirti. Šiek tiek iš šono pasižiūrėti. Taip. Aš turiu tokias mintis, žinai, bet aš tai nesu mintis. Ir dėl to tu manęs neišvesi niekaip dabar jau, dėl to, kad aš jau žinau, kad aš nei tas. Nu ir gali būti papildyti, kad šiaip, pavyzdžiui, sutikti galim nesutikti, pavyzdžiui, kai yra vyras, yra moteris. Nors, aišku, šitam pasaulyje jau tai pasikeiti yra, ne? Arba norima pakeisti. Bet kai vyras gimsta, jis gimsta, kad kovot, jis yra medžiotojas, apsaugot ir jis turi laikytis disciplinos. Anksčiau keltis, nemegoti iki 10 ryto ir panašiai. O moteris gimsta, kad baldėlinti, jai galima ilgiau pamiegoti, jinai kaip suverta iš malonumo, jos kūnas yra netoks raumeningas, jinai yra minkštesnė. Ir toksai. Tiesiog, žinai, irgi daug moterų lendi į eketę ir aš dažnai sakau, nelyskit jūs tą eketę, žinai. Tokia moteris... nepasiruošę. Pavyzdžiui, pas vyrą yra tokia, aš net nežinau, aš tiesiog tokia energija, kad... tokia kampuota, žinai. Įveikt, tai lipi, kad save įveikt, kad Taip, o moteris, susiraskit magiją savo, žinai, kažkokie tai burtažodžiai, kažkokie tai, žinai, žaidimai, kažkokie tai žvakės, smilkalai, meditacijas, jogas, reikia pajausti tą energiją, jinai turi tokia plaukiojanti, žinai, būtų pas vyrą, jinai tokia konkretesnė, grubesnė. Įveikti save, įveikti priešą, priešą prie savęs ir kad eiti prieki ir daryt. Tai jo, ir turim galbūt grįžti tą savo prigimtinės rolės, nes dabar visiškai jos yra ištaškytas jos. Dabar moteriški vyrai ir... Į vyriškos moteris? Taip. Jo. Tendencija tokia. Yra, bet... kažkaip viskas atsistuosi savo vėžės. Ir tikėkimės, kad... Visą laiką aš su to esu. Ant pačią galą, kad ir koks pesimizmas vis tiek 900% yra. O rūkalais, alkoholiu, tu kada jau, nuo kiek metų, tu visiškai Nuo 2017 metais, aš kai išvažiavau į jogos stovyklą, aš tada visiškai atsisakiau alkoholio.
Ir paskui nebuvo dar daugiau, kad tipo traukos ar tad grįžus. Aš kelias kartus pamėginau, pasitikrinau, kaip mano sąmonė veikia. Žinai, buvo tėtės gimtadienis, kažkada tai aš išgėriau ir ganėtinai nemažai išgėriau, tai tiesiog pamačiau, kad mano kūns apgirst, bet mano sąmonė liek labai aštri. Mano mintis vis tiek jos nėra, manęs nieks neužvalda, manęs iš vis man nėra tokių kaip baltų arklių ar ten dar kažkas, tiesiog kūns apgirst. Su rūkalais buvo čia vienas momentas, buvau vėl pradėjęs parūkyti, bet toks pasižaidims tiesiog buvo, žinai, pasižaidims. To nėra dabar, kad atsikėliau, reikia parūkyti. Ne. Išgerti, to nėra. Man, sakau, mane patinka, kai mane im valdyti ir mano, sakau, tikslas yra pilnai atsikovoti save nuo visų programų, nuo visų norų, kad norėčiau tada, kada aš noriu, o ne tada, kada mano protelis užsimana kažko, tai ir aš tenais bėgu jau iš paskos tam protelį, žinai. Ne, labai sunku tai yra, nesakau, kad aš čia visą laiką jau čia aš kosminis esu, bet vis tiek aš galų gale, mano esmė yra atsikovoti save savo ir leist kūrėjui daryti savo darbus per mane. Viskas čia mano yra va toks va. Jo, labai gerai. Labai gerai. Taip, dabar taip žiūrim toliau. Taip. Nu, galim pakalbėti, va, įdomi tema yra, reiškia, kad va, satanizmas Holivude ir apskritai, va... Nu, matoma, ne, dabar išėjai Epšteiną sąrašai. Žiūrim, kas vyksta ir kaip dainininkė, kuri ten, kur... Beyoncé, ar ne, Britney Spears yra video, kur, sakykime, tiesiog aišku, kad kažkas yra šalia gyvena. Kaip vat, tiesiog aplink reikia tokia pagrindinė, viskas yra energija, ne, kuri vibruoja tam tikrų dažnių. Ir šioje erdvėje yra dalykų, kurių mes nematom plika akim. Tai yra visokios astralinės būtybės. Tos astralinės būtybės yra kurtas iš mūsų fantazijos, nes mūsų fantazija kaip astralė būtų. Žinai, ir iš tų astralinių būtybių, ne, prie tavęs priein tos tamsias struktūras, ne? Taip, prilimpa, kaip sakė. Ir Holivude per okultizmą visokius ritualus, jie įleidžia save tam tikrą būtybę ir leidžia jai dominuoti. Prieš tai suskalda per seksualinę prievartą, per seksualinę kažkokį tai traumą. Per nuodėmingus kažkokius dalykus vyksta. Per nuodėmingus, per ritualus, per iniciacijas. Taip, iniciacijas. Jie susiskalda save ir jie už tai turi ten 7-5 asmenybės gali turėti. Ten, žinai, vienu momentu tai įein, kitą momentą tai įein į kūną. Nu, čia viskai apsiest tu žmogau esi, visiškai. Taip. Žinai, mano tikslas atsikovoti save, ne? Nes aš dar matau programą ir tai nėra čia apsėdimai ar dar kažkas, tiesiog programas. O tenais visiškai užleidę savo kūną ir jie leidžia tokius dalykus ir dabar matom, už tai jie užsiėmė ten pedofilijas, tenais kraujo gėrimai, kažkokie tai dar kažkas. Satanizmas. Dar žmonės dar dais čia iki tokia, kad jie yra trans, labai daug jų išversta yra, kaip jie bando mumis paversti kaip juos. Žinai, mes dabar sakom, kad vyrai moteriškesni, moteris vyriškesnis, o pas juos jau yra tas galutinis. Kad jau vyrs iš tikrųjų esantis moterim. Arba kaip tas kur ožys, kaip tas alchamitas. Taip, Balfanas. Taigi jis yra dviejų lyčių. Su krūtinys ir kaip jis kaip dvylytis. Nu, supranti, bet kūrėjas irgi jis yra belytis. Ir čia yra kaip feikinė tokia kopija, žinai. Neaišku, kaip čia jo. Nu, o kaip aš esu girdėjęs, kaip, pavyzdžiui, gali įeiti, atsirado tos būtybės. Reiškia, sakykime, žmogus yra alkoholikas. Ir jisai padarė savižudybę, išėjo iš gyvenimo. Ir ta siela išėjo, programa nevykdyta ir jinai, reiškia, ką daryti. Kaip, jinai būna prikaustyta prie žemės ir blaškosi. O norasgi nedingo išgerti. O kaip jis, būdamas siela, nematerialiai negali nueiti nusipirkti arba paprašyti ko nors. Ir jinai įsisiurbia. Taip, jinai eina netgi įlenda į vidų to žmogaus, o kada įlenda, kaip tik, kada jis daro nuodėmingą dalyką. Sakykime, jis išgeria. Ir kaip tik, kada žmogus daugiau išgeria, jo apsauginis laukas sumažėjęs yra ir lengviau jį įlįs. Jinai įlenda ir skatina jį, kad jisai, sakykime, vartotų. Ir kaip tik per jį ta siela, jinai gali... Dėl to spirits ir vadinas. O spirits yra dvasios. Taip. Ir pavyzdžiui, dar toks dalykas yra baras, kuriame žmonės išgeria. Rusiškai yra bar.
o iš kitos pusės perskaičius rap yra vergas. Matai? Vergas. Labai čia vat gerą temą užkabinai su žodžiais, nes žodžius reikia žiūrėti. Taip. Nes aš visą laiką klausdavau klausimus, kodėl tam tikri žodžiai, kodėl tam tikri dalykai vadinasi tam tikrais žodžiais. Taip. Ir čia žodžiuose yra labai, ir anglų kalboje yra... Užkoduota. Taip, yra ta proto-indo-europiečių kalba, ta hebrajų kalba. Taip. Tenais labai daug yra visokių atsakymų. Tai žodžiuose labai daug atsakymų. Yra labai geros rasborkės šitų analizės angliškų tekstų, dainų. Taip. Ir, pavyzdžiui, ten nesvarbu, rusų kalba, ir lietuvių kalba. Nu, daugiausiai rusų yra. Ir, pavyzdžiui, yra paimas koks nors Beyoncé's gabalas, ar Britney Spears, pop atlikėjus, atrodo, durnos dainos, ir padarytas vertimas. Arba šiaip žmogus gali paimti ir blemba išverst, kas yra dainuojama. Arba Highway to Hell. Highway to Hell. Žmonės daina Highway to Hell. Mes su klasioku, su tokiu Baltramėjum, mes žvengdavom iš to, kad, kažkur tai ten vakarėlė ir kažkur tai ten užleidžiama kažkokia tai daina ir panas dainuoja ten Blow My Whistle Baby ir jos nesuprant. Ir mums tiek juokinga būdavo, kad jos įsijautusias ten varą. Taip. Tiesiog juokinga nesupranta. Taip. Ir matau, kaip dabar užauga ta karta, kuri klausė tos muzikos. Todėl pas mumis atsirado OnlyFansai visokie ir panašiai. Nusivažiavom. Nesusimasto. Nusivažiavom, beklausydami tų programų. Žinai, beklausydami tų programų. Ir aš netgi buvau vakar pas draugą, labai 20 metų pažįstami esam, ir aš atradau du dalykus. Reiškės, aš paleidau jam užsienietišką dainą, nesakysiu kokios šalies, senovinę. Reiškės, senovinę, iki perestroikos. Ir sakau, aš tu išversiu į lietuvių kalbą. Ir aš pas pradėjau verst, stabdydamas, ir pas nustebau, kad tipo blemba. Dar kitaip į tą dainą pasižiūrėjau, nors tą kalbą moku. O kada jau atidžiai verti, kiekvieną žodį, kiekvieną sakinį. Reiškės, ir kitą dalyką aš atradau, tai sakykime, kompiuterinių žaidimų, kokio priklausomybę aš neturėjau, tai vienintelė, tai kompiuteriniai žaidimai ir gal azartiniai lošimai. Ir kaip tik mano buvau vakar pas draugą ir jisai įsigijo PlayStation 5, kur pasijungė, sumoki ten 14 eurų, gali siųstis tų žaidimų ir aš pažiūrėjau, nes mano laikais tai buvo Mortal Kombat 3, 4, 5, o ten dabar koks 11. Ir aš pasižiūrėjau, ant kiek yra tikroviška ir vaikai, suaugę vaikai išleidžia tokius žaidimus, kur tiek tikroviškai žudomi, žinai, yra žmonės. Ir ten esu girdėjęs, kaip ten viena moteris sako, didžiuojasi, bendradarbė, sakykime, pas mamą, kad sako, aš didžiuojasi, kad vaikas žaidžia kompiuterinius žaidimus. Nu, vaikas mažas. Jis prieina prie mamos ir sako, mama, ar tu galėtum nužudyti žmogų? Jinai tokia žiūri į, tipo ne, o aš galėčiau. Tai kas yra kompiuteriniai žaidimai, kokią įtaką daro, žudomi žmonės su visais detaliam, stuburą ištraukia, ten muša dantis, gražu, bet realiai čia nepriklausomybė yra tas kompiuterinis žaidimas. Ir vėl tas satanizmas propaguojamas. Tau nieko nebereikia. Bet jie atliek, kaip aš, pavyzdžiui, irgi daug tų kompiuterinių žaidimų žaidęs, man labai patikdavo vaikystėje, bet jie atliek ir tą... Va čia irgi, jeigu yra viduj ta sąmonė, tas prots veikiantis, ir edukacinę atliek. Nes, pavyzdžiui, aš žaidavau tokie Assassin's Creed, tokie žaidimai, tenais yra apie renesansą, apie labai daug, tu per laiką juostas keliauji, žinai, ir ten su tokiu žmogeliuku tu slaptuose organizacijose, Illuminati, visi ten tamplieriai, jezuitai, visokie aukščiausiai Romos, ten... žodžiu. Ir aš matau, nes aš visą laiką man patikdavo žaidimai su storyline, kad aš galėčiau kaip filmą žiūrėti. Ir aš supratau ir man labai daug, pradėjau kelti klausimų, dar daugiau jo. Nes aš žiūriu filmą, tai aš žiūriu filmą ir aš bandau suprasti, ką man tai bando pasakyti. O kiti tiesiog žaidžia. Arba klauso muzikos ir neklauso, ką sako. Taip. Žinai, o aš visada klausau, ką sako. Tai, žinai, vėl dviprasmiškai, žinai, tu gali, kaip peilį, tu gali panaudoti duonai pjauti, bet tu gali panaudoti ir nudurti žmogų. Žmogų nudurti, jo. Taip, tai mes, irgi, sakau, čia visa šita erdvė veikia ir to auklėjimo principų, ir to spaudimo principų. Jie tave kaip ir nuodį, bet kaip ir tave verč
Augt ir mokytis, kas tavęs čia nenuodija, ne? Tau, nu, va, tiesiog čia toks keist labai yra. Keista tokia vieta. Gali muzikėlę klausyti, gali pajūti kokią analizę dainos. Tau sako, kokie žodžiai, kaip ir kas, pradedi galvoti ir dievė. Ir ten, arba ten tos laidos. Gali Highway to Hell, ne, klausyti, bet gali klausyti ir ten kažkokį tai Welcome to Paradise. Žinai, nu, tu pats renkies, tau va čia yra duota laisva valia. Pagal savo vidų. Tu žiūrėjai, tai yra analizės, ypatingai tų senų Walt Disney'aus multikų, kur, sakykime, ton nykštukai, snieguolė ir yra padaromas sulėtinimas, net nereikia ton 25 ar kilinto kadro. Tiesiog yra sulėtinimas ir pasižiūri atidžiau. Ir maždaug dedamos į galvą tokias mintis, kad seksualinės arba pavyzdžiui, daugiavaikė šeima, reiškia laiko paršelius ir negražiai sora, kad neskatinti auginti, kad neskatinti turėti vaikų, ką mes ir matome dabar. Disney'us, žinai, su NASA labai susijęs, nes tas Werneris von Braunas yra NASA įkūrėjas, jisai fašists buvo ir atvažiavo iš Vokietijos po pasaulinę karą, jokių problemų, ne, ir įkūrė tokį dalyką kaip NASA, ne, ir jisai su Disney'us, Waltu Disney'um, jie bičiuliai. Ir tada mums atsirand kosmosai. Jie dar, įsivaizduok, jie dar net nežinoja, kad Žemė apvali, dar nei vienos nuotraukos neturėjo, nei vienos raketos nepakėlė. Bet jau Universal studijos jau rodė apvaliai. Jau rodė apvaliai. Žinai, nu tai, kodėl jūs taip bėgat įvykiam už akių, kodėl ne geocentrinė, o heliocentrinė? Žinai, kodėl ne Žemė centre, o Saulė centre? Geras. Nes aš kaip žiūriu į visą šitą situaciją, nes tave reikia sumažinti. Tave reikia, tu dulkėsi, tu kosminė dulkė skrenda kažkur tai ten toliausiai. O jeigu Žemė yra centre, o broli, tada tu svarbus labai pasidarai. Taip. Kaip žiūrėk, tada kūrėjas atsiranda. Kaip ir pavyzdžiui, tos šventiklos, aišku, kiek to melo yra, aš studijau meno istoriją, pasakykime, yra tos didžiulės kolonos, milžiniškos, Egipte ar panašiai yra, reiškia, vandorėninis stilius, didžiulės kolonos ir netgi, sakykime, yra mažą biblioteką prie Seimo. Kam taip yra padaryta? Arba ateini bažnyčinė tokia milžiniška didelės kolonos, tam, kad tu pasijustum nekingas, kad tu toks mažas, o čia, didybė, žinai. Čia taip pasakoja universitetas. Nu taip. Tai pasakoja universitetas, bet dabar tu Tartarijos temą esi atidengęs? Žinai, kas yra Tartarija? Nu, esu girdėjęs. Tartarija yra tokia ištrinta iš mūsų žemėlapio civilizacija, tarp kitko, tos šalies teritorijoje, kurios mes dabar neminime, ne čia? Taip. Ir žodžiu, bet ta civilizacija buvo antiek pažengus, kad jinai turėjo laisvą elektrą per visą pasaulį. Ir visas, pavyzdžiui, Vilniaus katedra, ten Vilniaus rotušės rūmai, ten visas Vilniaus senamiestis, yra labai daug pastatų susijęs. Pastebi, pavyzdžiui, pastatai, kad yra pusė pastatų, yra langai yra išlindę. Čia ta teorija, kad buvo patopas ir kad reiškės buvo užplauta. Taip. Nes daug labai pastatų, kad neįmanoma, kad tai būtų kultūrinis sluoksnis. Taip, neįmanoma. Dėl to, kad žmonės kai kas daro ten kažkokius taikasinius, jie mato, kad tenais vienas ir ir dar ten daugiau yra tų aukštų. Kad užkasta, kad istorija yra sugalvota. Nes istorija yra nuolat perrašoma. Aš, pavyzdžiui, kaip žiūriu į tą didingumą, aš nesijaučiu mažas, tarkim. Aš jaučiuos, kokia pagarba atrodo gyvybei. Žinai, mes dabar įkišti esame į butus kažkokius dėžutės. Kuri buvo įsibijo laukai, gyvena 30 šeimų ir jie visi tarpusavy susiję. Koks gali būti alkoholikas ir jis per kelis butus sveikstavo tą kūną. Taip, būtent. Ir jo visas struktūras eis pas tave, supranti. O čia anksčiau didelės erdvės galvai, pavyzdžiui, man daug labiau patinka, kai aukštai yra aukštas lubas. Žinai, dėl to aristokratai, sako, gyvena biški geresnėse, ten aukštos lubos ir panašiai. Taip, tai viskas čia yra ta pagarba gyvybė ir kažkokiu tai momentu, pagal tą Tartarijos visą situaciją, tai kažkokiu tai momentu prieš 200-300 metų įvyka tas mud flood kažkoksai tai. Daug knygose rašo, pavyzdžiui, tenais daug knygų mini, kad... Potvinis arba potvinis. Taip, potvinis. Daug knygų mini ir našlaičius. Su našlaičiais irgi tenais yra tema. Ir žodžiu, tiesiog kažkoks įvykis įvyka, visiškas buvo resets
Jo. Visiškai. Banga apėjo 2 kartus, ar ten kiek. Jo. Aplink žemę ir to pradėm iš naujo. Ir vėl melas, informacija. Mels. Ir išsiskirstė į tos pastatus gražius, tipų pasistatė tenais. Tokią katedrą, kur tu su plaktuku ten tu pastatysi, baigti. Arba, sakykime, visokiausi, reiškia, antikos kūriniai, sakykime, skulptūros, kur idealiai yra padaryta. Ir mano tokia nuomonė, kad tas žmogus išsikasė ir pasakė, kad čia aš padariau, nes, pavyzdžiui, lentelė yra visiškai klaikiai padaryta, o meno kūrinys, taigi ten tobulai padaryta, proporcijos, atrodo kaip su lazeriu, reiškia, o kad kas padaryta, tai vištos ranka iškalta. Tai kaip tu sugebėjai padaryti tokią skulptūrą, bet nesugebėjai ten vardo pavardės pasirašyti. Arba kaip ir Egipte, kur ant piramidžių ten nukala per naujo padaro. Su tom šventyklom ir su turistavimais aš esu girdėjęs tokį dalyką, kad, sakykime, tas jau yra, taip jau netgi oficialiai sako istorija, kad, pavyzdžiui, yra kokie griuvėsiai šventyklos, o čia juk yra pinigai. Atvažiuoja, pavyzdžiui, chebra, turistai, moka pinigus ir kaip laikytinė vieta. Tai paima iš vienos šventyklos ir padaro 3 šventyklas, 3 vietas. Nuveža į sunkvežimį, nuveža į kitą vietą, pastato kelias kolonas ir išeina 3 lankytinos vietos. Taip, ne, aš nenustebęs net. O pavyzdžiui, kaip yra, kad žmonės, kai atvyksta, jiegi nori kokį gabalaitį plytos išsivežti namus. Ir taip po truputėlį išveža. Tai kaip daro, atvažiuoja sunkvežimiai su statybiniu grūzu ir prie tų kolonų, prie tų šventyklų specialiai išberia to grūzo, nes žmonės ateina ir taip išveža. Žiūrėk, po vieną gabalą, po vieną akmens ir išveža. Ir atveža kažkokių tokių akmenų, kad jie juos imtų, o neimtų tos tipo, kurie originalus. Ir apie tai irgi nieks nekalba ir mažai kas apie tai žino. Tiesiog žmonės, nes, kaip aš pasakysiu, jiem net į galvą gal netein iki kokią lygį apgaulė vyksta. Čia tiek, kiek tu gali įsivaizduoti, tai dar iš 10 kartų. Dar iš 10 kartų padaugink. Padaugink, kiek toliau. Dabar Kali-Juga. Meilės, apgaulės, reiškia, tos gyvatės, tas, kaip laikas jo. Ir kaip tikėtis. Ir, pavyzdžiui, apgaudžiai visur. Tarkim, perki ten pieną, jogurtą, pripratai, kad bus litras, o ten padaro, kad 0,8, ar ne? Ir produktai, ir slėpimai kažkokie, tai išryškinamos vienos medžiagos, o kitos, ten, kaip reiškės, kažkaip bandama sugudraut. Arba yra, pavyzdžiui, yra sviestas, ir yra riebalų ten mišinys, ar ne? Yra jogurtas arba pienas ir pieno produktas. Perki pesto padažą ir pamatai šliužo fermentą. Jo. Tiesiog, žinai, tu tikies perkant sūrį, kad bus pieno produktų, o tenais yra E300, E300 PM, E300 tuo, E300 ir, tiesiog. Kaip tas, kalbėjom, Kliško boksininkas, kada buvo dar, gal nežinau, tie kiti laikai, tarybiniai, netarybiniai, ir jis kaip sportininkas nuvažiavo į Štatus, Ameriką ir sako, jis buvo taip nustebęs ir sužavėtas, kad jis nueina į prekybos centrą, kaip mūsų Maksima, ir ten sako, kaip taip gali būti, 100 rūšių sūrių, 100 rūšių, o pas mus tik gal ten 2 rūšys. Taip, bet 100 pas juos netikrų, o čia 4 tikras. Jo. Ir žiūrėk, žmonės tuose senuose, aš mėgstu šios filmus, ant kiek jie yra liekni. Dabar nutukimas. Į sporto klubą nueini, tas varguolis jisai mėgina, bet jau pasitan cukrinis diabetas. Kad jam 18 metų arba 23 metai, matai kaip sporto laikai. Ir kad jam nėra šansų. Pasit cukrinis diabetas, yra šansų, galima. Yra šansų, bet aš nesuprantu, kaip pas mumis normalizavo šitą, nes, ta prasme, mano akim, tai tavo kūns parodo tavo protą ir tavo sveikatą. Šventovė. Sielos namai, kaip sakė. Šiuo momentu tai yra sielos namai. Žinai, ir tu apsileidęs vaikštai su didžiausiu pilvu. Ir nieko, ir mes matom, ir čia nieko baisaus. Aš vieną vasarą nuvažiuoju į Palangą, paplūdimy būnu ir žiūriu į berniuką tokį žiūriu. Apsidairau dar, jų pilna yra ir žiūriu, jisai krūtis turi. Berniuks krūtis turi. Ir aš galvoju, kas čia iš viso vyksta. Ir net nėra susimastymo, kad čia kažkokia liga, kažkas čia gal su tavim negerai. Kol nėra vėžė, kol nėra cukrinė diabeta, taip, tol man viskas, tol gerai tas pulsa, ne? Jo. Aš nesuprantu, man čia yra išdavystė tokia.
Nu, Tu tada ką tu iš vis tada? Žinai, bet su tokiu maitydimu, su tokiu maistu, ir tas dalykas plinta. Kaip aš sakau, senais blogais laikais tai buvo maistas kokybiškesnis ir žmonės buvo lėtesni. Bet ir nevalgėm tiek, nekišom. Jo. Žinai, o dabar iš tų traumų, iš tų stresas, tu tenais nori save užvaryti, o visur cukrus, o visur tas, o visur tas anas. Zajes stres. O dar dėl sporto klubo įdomus dalykas, žinai, atinu į sporto klubą, aš toksai, aš galima sakyti, kaip 10 metų aš buvau kažkur tai, nežinau, sakysiu, Sibirė buvau, kaip iš miško išlindęs, opa, teliko nežiūrėjęs, su barzda, apaugęs, žinai, ar kaip bomžas, nežinau, kaip iš Sibiro, ir aš atinu į sporto klubą ir aš žiūriu, jaunos mergos, jauni žmonės, už mane vyresni, už mane jaunesni, ir visi su tatuiruotėm, ta prasme, anksčiaugi žmogus darydavo tatuiruotę tam, kad išsiskirti, o dabar aš neturiu nei vienos tatuiruotės ir aš esu išskirtinis, visi su tatuiruotėm. Kitas dalykas, kas labai aktualu vyrams, jeigu nedaug dievėgi, nuo tarbos ir nuo turmos negali būti apsaugotas. Nedaug dievė, kiekvienas gali patekti į, taip sakant, nedalioną įstaigą, kalėjimą. Ir ten už tos tatuiruotės reiks atsakyti. Sakykime, už rožę, už, kaip yra, neminėsiu tos šalies reperis, kuris išvažiavo, pasigyra, ašarėlė, ten rožė ant rankytės, už šitą dalyką jis bus, sakykime, panardintas į tam tikrą kastą. Ir jeigu tą kastą pateksi, jau niekaip tu iš jos neištrūksi. Ir už kiekvieną tą tatuiruotę reikia atsakyti. Bet matai, dabar nei už tatuiruotės, nei už savo žodžius, nei už savo veiksmus nieks neatsakė. Lietuvos influenceriai, jie gali tiesiog tyčiotis iš žmonių, iš to uždirbti, nes mes mokam jam pinigus savo dėmesio, mes jam plojam. Taip. Ir po to skundžiamės, kad čia pasaulis kažkoks neteisingas, kad čia ten dar kažkas. Skundžiamės, kad čia neteisybė yra, bet reklamuojam tokį dalyką, tokį prisityčiajimą. Einu į savo mokyklos puslapį kažkaip tais, ar ten kokiam univerė, buvau nuvykęs šią savaitę savo pedagoginį buvusi. Ir ten visur yra tokie skelbimukai, kad ne patyčioms, patyčių dėžutė, bet skatinami arba neblokuojami influenceriai, kurie ir tyčiamasi kultūrą propaguoja, kurie tyčiojasi, dūchina kitus, tenais kritikuoja, reiškia, žemina. Nesupranto žmonių, kaip jie nepastebi tų dalykų, jie suprant visas mamas suprant, kad mokyklose sudėtinga situacija, sunku su tais mokslais. Aš, pavyzdžiui, mokyklose irgi dirbau. Aš 1,5 gal 2 metus dirbau, ten 2 mokslo metus, žodžiu. Ir mačiau sudėtingą situaciją su vaikais, su patyčiom, jie viens kitą ten taip. Bet mes atiduodam visą energiją ir plojam ir sekam ir laikinam tuos, kurie skatina tas patyčias. Tai tą prasme, tai žmonės, tiesiog žmonės. Tai jo, ir padėtis be išeities. Padėtis be išeities. Tiesiog išeitis yra, jeigu mes tą savo dėmesį nukreiptume kažkur, ką mes norim auginti. Jeigu mes nukreipiame tokį, tas dalykas auga, ne? Jeigu mes nukreipiame blogį, tas blogis auga. Jeigu mes nukreipiame gėrį, mes gėrį pradedam auginti. Jeigu mes pastoviai, jeigu mes perkam Coca-Colas, tai Coca-Cola mums pardavinės. Jeigu mes perkam cigaretės, tai jie tikrai pardavinės tas cigaretės. Skatinam. Bet jeigu mes ignoruojam. Dar sakom, nepirk, dar kitus įspėjom, nepirk. Jie viskas, jie nebeturi energijos, jie nebeduos tų cigarečių. Galų gale taip turi būti. Taip ir perkam kokybišką daiktą ar visiškai kaip šlamštą. Skatinam tą šlamšto. Aš visą laiką stengiuosi kokybišką daiktą nupirkti. Tegul jisai būna ir 3 kartus brangesnis. Bet tu nupirki, aš taip specialiai, kad paremti gerą gamintoją, kad jis gautų pinigų, o ne kokį šlamštą. O su mokykla tai visus dalykas. Tai ir turgeliai, ne į parduotuvę, žinai, o geriau ir turgelį iš močiutės. Nors kartais ir turgelį ten ir brangiau būna. Taip. Žinai, bet vis tiek tu močiutį. Ir turgelį irgi ne visą laiką gali nupirkti dešrą, jeigu kalbame apie mėsą, arba tam nesvarbu apie kokį produktą. Jis gali irgi būti, žinai, pirkupiškas, kažkur tai išsakyti. Tu irgi žiūrėti. Taigi nustekens ir dirbožėmis, ir purš. Tiesiog situacija sudėtinga. Tiesiog sudėtinga ta situacija. Bet turim stengtis, negali niekaip, tai ką dabar pasiduot, ką pasislėpti po kaldrą, ką iš vis, tai ką. Aš manau, kad reikia kalbėti, reikia daryti daugiau tų pokalbių, nes žmonės iš tikrųjų yra išsigandę, bet nori išsikalbėti.
ir reikia skatinti, kad būtų, kad kelti šitos klausimus. Drąsiau, kad visi. Ir nebijot, kas ką pagalvos. Teisingai. Nes aš ir mintis buvo padaryti šitą pokalbį, aš galvojau, visą gyvenimą aš bijodavau mokyklai, sakykime, kažkas skriausdavo, neužstodavau, visą laiką laikydavausi, kad savo kailiuką. Ir kaip negali visą gyvenimą taip tylėt, galų gale jau priejo tas laikas ir priejo tas kažkokia branda, kad paimti ir pasakyti. Taip. Kai bus, tai bus. Tu bet ką darysi, aš žinok, tai tiesiog yra bet ką darysi, tu staliukus gaminsi. Vienam ateis, nepatiks, o kitam patiks. Jo, žiūrėk, dabar padarom antrą dalį, bus gerai. Ilgas šitas video, aš pabandysiu. Jis dar